Ketvirta diena važiuojant aplink Lietuvą ir rytą pradedu jėgos treniruotę. Beveik 50 kg dviratį tempiu 6 aukštus žemyn. Nors šiandien reikėjo numinti kol kas ilgiausią atstumą, taip greitai pajūrio palikti nesinorėjo. Sustojau pasimaudyti ir atsisveikinau su jūra. Taip pat aplankiau ir Los Palangėlės. Bevažiuodamas sutikau daug grybautojų, susidomėjau ir pats. Visas grybavimas greit ir baigėsi vienu lepšiu. Susipratau, jog per daug užsivėlinau ir Mažeikių pasiekti nebepavyks. Tačiau vis tiek įbuvau darbą. Jau greit buvau Skuode, čia išsimaudžiau, pasistiprinau, važiavau toliau. Tai taip ir važiavau, kol saulė pradėjo leistis ir susivaukiau, jog reikia vietos nakvynei. Laimiai radau labai gražią vietelę netoli Žydikų. Buvo labai smagu paplepėti su vietiniais, jei mane sutiksit, būtinai užkalbinkit. Iki rytojaus.